Sveiki visi, esam dar vienam laukiniam telkiny. Oras, kaip matot, kaip šį pavasarį, galima sakyti, geras, nėra krušos. Oras biški, šiek tiek temperatūra pakilo, bet vėjas laikosi stiprus. Visi daiktai sukrauti į valtį, netrukus bandysiu plaukti į žvejybos vietą, įsikurti, tada užsivežti meškeres, pasišerti ir bandyti pagauti dar vieną laukinį karpiuką. Žvejyba gal bus šiek tiek kitokia, šiek tiek sudėtingesnė, bet manau, kiekvienas esam šitą ragavę ir bandom šiandien šią sesiją kažką tai pagauti laukinio. Taigi, na ką, vietą pasiekėm gan sėkmingai. Ir kolega baigėsi susinešti savo daiktus. Bandysime, kaip ir anksčiau, testuoti tos pačius Svitiger bailiukus. Masalus naudosim balansuotus, tai Svitigeris su įvairiom viršūnėm. Naudosiu, viena bus Secret Slammer viršūnėlė. Naudosiu taip pat ir ananasas bananas viršūnėlę. Ir taip pat bandysim ir Svitigerio viršūnėlę naudoti. Sistemas vis dėlto pasirinkau naudoti running rigus. Šinus biškį dėsiu didesnius, nes vieną meškerę mesiu po dešinę įlanką, visas 3 meškeris palei meldo juostą. Gilis panašiai apie 2 metrus. Vėjas į tą pusę eina. Tikiuosi, kad ten kažkiek ir žuvies ateis. Šiek tiek pasipjaučiau pirmam pašėrimui bailiukų. Pasišersim, užsivežam, bandom įsikūrinėti, statom palapinę. Lietaus nepranešė, tai pradžioje gal norėčiau užsimesti, užsivežti sau ramiai. Šiek tiek vietą prasiplatinau, kad su valtim eitų išplaukti, jeigu bus kibimas. Ir ką, bandom įsikurti ir žvejojam, žiūrėsim, kaip seksis. Enormously instantaneously. toksai. Pilsim biškį vandeniu ir bandome jums jį parodyti.
Tai jisai gražuolis laukinis, tarpėdinis. Na tai leidžiam jį atgal, padarom kelias nuotraukas, pervežam meškerės, šeriamės, laukiam sekančių. Nu ką, ankstyvas rytas, saulė pakilos, galima sakyti 6:30, bet jau atsikėlė. Karpis užkibo, smagu. Šiaip laukiniam ir vieno kibimo pilnai užtenka. Nu tai ką, noriu pristatyti ir savo kolegą. Gal jis pats prisistatys? Prašom. Labą rytą, sveiki. Kavutės, pagėrimo metas. Nu, laukiam karpiokų. Nu, turbūt visi žinote Raimį, laukinių irgi telkinių asą. Tai čia maloniai mane pakvietė į savo telkinuką. Nu ir ką, svečio teisėmis pirmas atidariau šitą telkinuką. Manau, dar jisai parodys. Nu ką, pjaustom toliau bailiukus į trečdalius, į ketvirtadalius ir po saujelę pervežam meškerės. Ir lauksime ateinančių dar didesnių karpių. Čia mūsų kaip ir stovykla. Kaip matot, kaip ir sakiau, naudoju Fox Voyager palapinę. Nei maža, nei didelė. Tikrai telpa daug vietos ir šildytuvą va kartais įsijungiu, kol neužmiegu, kad būtų šilčiau. Čia Raimės įsikūręs, irgi palapinėtėj. Jūrtoj. Taip sakant, mes taip patogumų daug nereikia, mums reikia kibimo. To ir laukiam. Oras gražus, vakaras gražus, saulė leidžiasi. Belieka sulaukti tik tai kibimo. Prabėgo pusę sesijos laiko, pirma para. Oras jau šiandien gražus. Biški vėjelis dar sudrumščia vandenį, bet realiai ramu, saulė šviečia, bus gal kokia 14 laipsnių šilumos. Daugiau kibimų kol kas neturėjom, meškerės pervežėm, šiek tiek įmetėm builiukų. Aš naudoju tos pačius svitaigerius, kolega savos gamybos naudoja baltyminius kukulius, kurie čia pakankamai gerai veikia. Tiesa, nepasakiau, ant ko karpį pagavau, tai buvo apačioj svitaigeris, viršui buvo šitas raudonas dinamito Secret Slammeris. Ir palikau tą patį masalą, o kitus masalus tos pačius palikau. Tai svitaigeris visur apačioj ir vieno svitaigerio viršūnė, ant kito bananas ananasas. Kažko tai išradinėti nežadam. Manau, kad gal į vakarop, gal naktį, gal sulauksim dar kokių svečių. Aišku, jeigu bus ką rodyti, būtinai nufilmuosime ir parodysime. Na ką, atėjo vakaras. Vėjas beveik visiškai nurimo. Ruošiamės persivežti meškerės. Šiek tiek pasipjausiu boilių. Pašersiu, atnaujinsiu masalus. Ir realiai daugiau kažko tai ir masalų kaip ir nekeisiu. Paliksiu tos pačius. Vietų irgi nebekeisiu. Diena praėjo gan ramiai. Buvo keletas spiningautojų, paplaukėjo, bet parodėm, kur užmesta, tai neužkabino, ganėtinai draugiškai pasielgė. Taip, kad galima su viskuo sutarti, reikia tik tai kalbėtis. Nu ką, traukiam meškerės, keičiam masalus, pervežinėm, šeriam.
Priplaukiam prie markerio. Įmetam porą saujelių bailiukų. Metam meškerę, plaukiam į krantą. Laukiam kibimo. Na ką, meškerės užvežtos. Šiek tiek pašerta. Prie virš meškerių po saujelio bailiukų užmesta. Frikcija sutvarkyta. Valtis, jeigu bus kibimas, paruošta. Belieka laukti pačio žuvies kibimo. Raimis irgi užsimetęs, ką tik persivežė visas meškerės. Taip kad laukiam kibimo, arba pas jį, arba pas mane. Nudžiugins bet kokio dydžio karpiukas. Kaip matot, kibimas pas Raimį. Prašo valo karpis. O. Nu ką, smagu. Nu. Matau, kur eina. Tai nu, oho, jisai koks čia. Nu taip. Trauksi, tau nuo kranto trauksi? Galima būtų irgi. Nu tai traukau, tai ką jis, niekur net nevažiuoja kol kas. Šitas biskį gal. Sakai, maišo šitą, tai kad jinai dabar tar... Ne, gal gerai, gal. Kad nepasuktų jis vėl atgal. Nu tai va. Gal reikia sėst geriau. Nu sėsk. Nes jeigu ten įsuks, tai... Nu va. Tai bus ate. Nu tai. Nu ką. Išlydim kolegą traukti karpio. Žiūrėsim, kuo baigsis. Na ką, labas rytas visiems. Kaip matėt, pas kolegą Raimį kibimas. Išplaukė su valtim traukt žuvį. Galinėjasi gan ilgai. Ežero vidury. Nu, bet man atrodo jau pasems tuoj. Ir žiūrėsim, ištrauks. Sversim, žiūrėsim, kas per monstras užkyva pas jį. Nu ką, karpis ištrauktas. Tikrai gražuolis. Sversim, žiūrėsim. Irgi va. Oho. Tikrai nemažas egzempliorius. Labai kovingas buvo. Jo, ko gero ilgiausiai trauktas karpis man. Nors tikrai nedidžiausias, matau. O, sikabinės, gražiai, tvarkingai. Nusveriam, žiūrim. Nu ką, 14,550. Gražus veidrodukas. Darom fotografijas. Sveikatos turintis toksai. Nu ką, žiūrim. Monstrą. Nu ką, atėjo laikas ir atsisveikinti su gražuoliu. Jo, paskutiniam valandom vėl suteikė išgirs signalizatoriaus garsą malonų. Nu ką, plauks atgal ir vėl džiugins mūsų savo kibimais. Nu va, gražuolis. Keliauja atgal į savo stichiją. Jo, o, dar kažkokiu tai gyvūnėlį nešiojasi. Nu tai po žiemos dar. Nu ką, mūsų ežerų karaliai. O, iš lėto, neskuba.
Jo, būna Įspūdingai atrodo, sustoja, nu, pailsta nugaros, 10 jo. minučių. Nu ką. Yes. Viskas kažkada ir baigėsi ir šita dar viena sesija laukiniam telkiny. Šį kartą tai buvo ežeriukas, pirmą kartą esu čia buvęs. Tiksliau, pirmą kartą čia buvau. Manau, gal dar apsilankysiu. Ežeras pakankamai patiko. Aišku, tas oras toks koksai yra. Pavasaris buksuoja, tai vieną dieną pašyla, kitą dieną vėl atšala. Labiau primena vėlyvą rudenį. Nu, bet nieko nepadarysiu, o rudę pasirinksi. Sesija, galima sakyti, tikrai pavyko. Ir man teko susigrumti su vienu ežero gyventoju ir kolega Raimis pagavo gražų egzempliorių. Taip kad gaudant, pasirenkant tik geras vietas, tikrai galima pagauti ir pagauti tikrai didelių karpių. Nu, planuosiu toliau, kitą savaitgalį planuoju važiuoti į Linelį. Po to dar kitą galvoju aplankyti Laumeną. Ir prasidės Lietuvos čempionatas. Pirmas kintų etapas. Manau, irgi kažką tai susuksim. Kažkokį tai filmuką apie pirmą etapą varžybų. Gal ne taip smagiai eisis, nes varžybos yra daugiau tos veiklos. Bet kažką bandysim. Taigi, iki kitų kartų. Prenumeruokit mano kanalą. Spauskite patinka. Susitiksim.